Bet kuriuo atveju žmogus visada yra kažko užsiėmęs. Kažkur eina, apie kažką galvoja, kažką daro, su kažkuo kalbasi. Visada kažkas vyksta. Ir visas klausimas yra tame, kaip mes reaguojame į tai, kas vyksta. Jei jūs visame kame matote prasmę, malonumą, džiaugsmą ir kaifą, tada tai tokio ir tampa. Pavyzdžiui, galite gerti kavą ir tuo pat metu galvoti apie problemas, arba kitu atveju galite gerti kavą ir mėgautis, kokia jis skani. Galite žiūrėti į saulėlydį ir persukinėdami begalę sunkumų galvoje, ką reikia spręsti darbe ir panašiai. Galite saulėlydžio grožio net ir nematyti. Yra daugybė žmonių apsuptų gražiais vaizdais aplink juos, bet jie gyvena pragare, savo asmeninio minčių pragare. Ir laimė nepriklauso nuo jūsų finansinės būklės, nepriklauso nuo sėkmės, nepriklauso nuo nieko, išskyrus, kiek jūs mokate valdyti savo dėmesį.